Jeigu galvoti apie tai, kas tas coachingas apskritai yra, tai vienas iš atsakymų, kurį savo esu kaip ir suformulavęs, tai kad coachingas tai tiesiog dviejų žmonių atviras nuoširdus pokalbis apie vieno iš jų tikslus. Ir kaip taisyklė šiuo atveju tada tas vienas, apie kurio tikslus kalbama, tai yra coachingo sesijos klientas, tas kitas žmogus, kuris jam padeda apie tos tikslus galvoti, tai yra coachingo specialistas. Jeigu eiti giliau, kas yra coachingas man, tai aš galiu tiesiog įvardinti tai, kokie rezultatai jisai man duoda. Nors aš esu pats coachingo specialistas, bet pats visą laiką naudojuosi kitų coachingo specialistų paslaugomis. Dėl kokios priežasties, labai paprastos. Po coachingo sesijos visada didesnis aiškumas man pačiam, didesnis suvokimas, ko aš noriu ir visada naujos kažkokios tai prasmingos įžvalgos apie tai, ką aš išmokau, kas pasikeitė mano gyvenime, kas dar galėtų keistis, jeigu aš judėčiau vieną arba kitą kryptį. Tai tokie pagrindiniai galbūt momentai, kuriuos aš įvardinčiau kaip kad coachingo sesijos naudą arba coachingas man asmeniškai kokią naudą duoda. Egzistuoja visa eilė tokių kaip ir rekomendacijų. Na, pati pirmoji rekomendacija tai būtų pasižiūrėti, o kągi tas coachingo specialistas yra baigęs. Kokią jisai yra baigęs mokyklą, kokius išklausė kursus, kokius turi diplomus. Antras dalykas – pasižiūrėti, ar šitas žmogus turi tik tai diplomą, ar jisai taip pat turi ir praktiką. Vis dėlto į patį rimčiausią kriterijų, kurį jūs privalote atsižvelgti, tai ar tarp jūsų egzistuoja ta tokia tarpusavio supratimo chemija. Tas jūsų abiejų gebėjimas tiesiog natūraliai būti ir kalbėti kartu, laisvai, atsipalaidavus apie jums svarbius dalykus vienoje erdvėje. Tai yra pats pagrindinis dalykas. Ir beje, visiškai natūraliai kartais tai nepriklauso nei nuo coachingo specialisto išsilavinimo, nei nuo akreditacijos, nei nuo jo patirties. Tai yra tam tikri žmoniški asmeniai dalykai, kuriuos jūs turite pajausti širdimi. Ar tai yra tas žmogus, kur jūs norite įsileisti į savo asmeninę erdvę, su kuriuo jūs galėsite natūraliai jaustis, kalbėdami apie tai, kas jums yra svarbu, ar ne. Tai pats pagrindinis klausimas.